Sveiki, gerą penktadienį. Mes išmokom, susipažinom tiksliau su Qt programa, mes išmokom sukurti naują programą, o šiandien noriu sukurti praktiškai tą pačią programą, tik vietoj labelo panaudosim mygtuką ir padaryti taip, kad tai ne tik parodytų tą mygtuką, bet jis taptų funkcionalus. Taigi, šiandien susipažinsim su Qt funkcionalumu. Gerai, kadangi mes šiandien dirbsim su mygtuku, o ne su labelu, automatiškai tą labelo include galim pasinaikinti ir susikurti, sakykime, push buttoną, ne, tai taip ir rašysis. Q push button. Automatiškai lygiai taip pat mums nereikia vidurių, kuriuos mes kūrėme labelui, jos susikursime dabar push buttonui. Taigi, Q push button, pasivadinkim mygtukas, bus lygus new Q push button. Na ir žinoma, čia mums reikia pasirašyti, kas bus ant to mygtuko, koks užrašas ir, sakykime, taigi, suprantat, ką mes dabar kursim. Ir jeigu, sakykime, atsiprašau, kažkur peršalau, neįsivaizduoju. Jeigu aš, sakykime, dabar pasirašysiu tokį dalyką kaip mygtukas ir show, man paleidus, būtent subildinus programą, turėtų išmesti, tą programėlę, kaip sakant, ar ne, su vienu dideliu mygtuku. Tačiau, matot, jeigu aš spaudžiu ant jo, niekas nevyksta. Būtent todėl mums reikia įdėti funkcionalumą ir kaip tą padaryti. Mums reikia QObject, dvitaškis, tada rašyti connect. Ir būtent šita funkcija connect turės 4 parametrus. Štai taip. Dabar noriu pašnekėti tik tais apie signal ir slot, o mygtukas ir, and A paliksim ramybėj kol kas, nes, mes jos aptarsim šiek tiek vėliau, nes kol kas mums jų nereikia. Taigi, dabar kas yra tas signal? Signal yra funkcija, kurioje mes įrašysim, veiksmą kažkokį. Čia man buvo išmetę, tarp kitko, tą veiksmą, sąrašą iš veiksmų. Ir būtent ką mes, signal tai reiškia, ką būtent signalizuos useris, ką jis padarys. Ir jo veiksmas tai yra signalas programai, kad jis kažką atliko, ne? Ir sakykime, aš dabar noriu pasirinkti būtent clicked, ar ne? Tai automatiškai mūsų signalas suveiks tada, kai bus paspaustas mygtukas. Slot yra taip pat funkcija ir slot yra tai, kai signalas suveiks, tada automatiškai atsitiks tai, kas bus slote. Tai galima sakyti taip, signalas yra būtent nurodo, kada tas signalas įsijungs, po kokio tai veiksmo, ir kai jisai įsijungs, jisai aktyvuos slotą. Ir būtent kas bus tarp sloto skliaustelių, tas ir įvyks. Ir aš čia tiesiog noriu pasirašyti tokį paprastą dalykėlį kaip quit, ane? Štai, pasileis tiesiog integruota jau funkcija quit. Ir kadangi mes dabar turime tą didelį mygtuką, kuris rašo paspausti, kad uždaryti programą, ir mes turime susikūrę funkcionalumą, dieve, kas yra nemoku šnekėti. Ir jeigu aš dabar pabandysiu paspausti ir nepadariau klaidų, mano programa užsidarė. Taigi,
Taip mes sukūrėme tiesiog patį mygtuką. Taip mes jam pridėjom funkcionalumą. Ir šitaip mes padarėm tą mygtuką matomą mūsų programoje. Labai paprasta programėlė, tiesiog galbūt iš pradžių visą tai jums yra nauja, na ir man tai yra nauja. Bet biški pasidėjus ir pasigilinus, tai yra labai elementarūs dalykai. O su jumis susitiksim kitą savaitę. Iki.